šiandieninio socioekonominio sunkmečio laikotarpį šio dokumentinio filmo sukūrimo įtakojo Kurto Vailio ir Bertoldo Brechto kūrinys Septynios mirtinos nuodėmės, sukurtas 1933 metais, kuriame dvi seserys Anos, reprezentuojančios susidvejinusią asmenybę, Didžiosios depresijos laikotarpiu keliauja po skirtingus miestus ir kiekvienam iš tų miestų patiria po skirtingą nuodėmę, bet stengiasi būti laimingos, stengiasi pasiekti savo laimę, nugalėdamas sunkumus pasitaikančius jų kely. 2002 metais šis vokiečių autorių kūrinys buvo pastatytas Operos ir baleto teatre, tai jame pagrindinį vaidmenį, Anos vaidmenį sukūrė Rosita Čivilytė. Ir Rosita yra mūsų pagrindinė filmo herojė. Mes paprašėme pasidalinti mintimis apie jos kurtą Anos personažą tame vokiškam kūriny, papasakoti apie šiandienį Anos prototipą, papasakoti apskritai apie šiuolaikinę moterį visuomenį. Ir jį įrėmina kitas filmo dalis. O kitose filmo dalyse mes panašiai kaip ir vokiškam kūriny laikomės panašios struktūros, tai yra filmas 7 dalių. Mes taip pat savo filme keliaujam po 7 miestus, kalbame vis apie kitą skirtingą nuodėmę. Ir tik tai seseris Anos, su ta susidvejinusia asmenybė, yra sportininkės. Mes pristatom sportininkės ir būtent jas, jų asmenybės, jų kovą su įvairiomis, sakykime, nuodėmėmis, sunkumais, kuriuos susiduria jos, kaip jos bando siekti savo tikslo ir galų gale kurti savo asmeninę legendą. Tai žodžiu, apibendrinant galima sakyti, inspiravo vokiečių autorių kūrinys ir Rosita Čivilytė, kurią mes pakvietėm dalyvauti šiame filme. Ačiū. Kodėl sportininkai? Sportininkės todėl, kad svarbiausia ne tik kad sportininkės, bet kad dvikovinių sporto šakų atstovės. Būtent, kadangi remiamas vokiškų kūrinių ir mums svarbu yra susidvejinusi asmenybė, moteris tarsi suskilusi į dvi dalis, kada pristatoma šviesioji ir tamsioji žmonių pusė, čia kaip metafora sakyti. Tai mums labai svarbu buvo parodyti susidvejinusią asmenybę būtent sportininkų pavidalu, kada viena moteris kovoja prieš kitą. Ir, sakykime, tai yra ta vizualizacija savo susidvejinimas. Tai parodo kova, šiuo atveju ne tik tai yra išorinė kova, bet tai yra vidinė kova. Kova su pačiu savim. Tai, sakykime, tokia dalykas. Ir dėl to, man atrodo, sportininkų pristatymas, garsių sportininkų pristatymas, jų pastangos, kaip jos kovoja, kad tai atrodytų filme vizualiai, buvo tik tas svarbiausia. Norėjusi to vizualumo, tos ir emocijos, žodžiu, ir parodyti be abejo, kas mums svarbiausia moterį, kaip didžią asmenybę, kuri kovoja save. Ir mūsų kalbintos herojės yra Lietuvos, Europos, pasaulio čempionės, išskyrus galbūt keletą jauniausių, kurios tai pradedančius 14 metais.